Labai. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Neda Pagojutė, iš Zelionos Goros miesto Lenkijoje. Čia mes, pirmojo kurso žurnalistikos studentės, atvykome su Erasmus BIP programa 5 dienom. Tai yra mums unikali pirmoji tokia patirtis, tad norime, kad ir jūs tai išvystumėt, kaip mums sekėsi keliauti, kaip sekėsi paskaitose, tad nieko nelaukdami galite tiesiog prisėsti ir toliau žiūrėti šį vaizdo įrašą. Sėdome į lėktuvą. Almantė tenai stresuoja. Hello guys, I'm so stressed, I'm gonna kill myself. What? Alman čiaukš ištrauš. Ten nusilimėk, viskas gerai, Almantė. Man baigėsi kantrybė. Žodžiu, nėra kitų. Vienas namuose buvo čia. Grinai buvo vienas namuose. Laiko filmuoti 0. Bėgom. Ir visą Varšuvos oro uostą. Varšuvos oro uostas yra milžiniškas. Ir atrodo, kad į mano gerklas kažkas peilį sudūrė. Taip, bet viskas. Į Zelioną Gorą išskraidins mumis. Ačiū Dievui. Bet tokio nekartočiau. Atsisėdom į paskutinę vietą, už mūsų jau nieko nebėra. Bet dažniausiai labiausiai smirda, nes tualetas šalia. Nagorą atvykome į šį nuostabų miestą. Stumiu, traukiu. Baig. O Dieve. Saugu. Svaria, žiūrėk greičiau, ponės. Greičiau. Per telefoną tai viskas žiauriai depresing atrodo. Labas rytas. Labas rytas. Kur mes dabar einame? Į Kruosaninę. Einame į Kruosaninę, gyvename pačiame miesto centre. Ir dabar yra techniškai pirmoji diena, vakar visiškai neturėjom jėgų ir noro filmuoti, nes buvo daug įvykių ir labai nuvargome. Taip? Hello everyone. Tai va, atėjom papusryčiauti. Mes esame visiškai ne čia ir mums reikia į kitą miesto galą. Dabar esame, manau, teisingoje vietoje. Atėjome kažkur pavalgyti. Gavome lauknešėlius ir Almantė neturi vegetariškų optionų. Visiems pasisakėm, kad mes galim vaikščioti su kamerom, tai nėra gėdos filmuoti. Mes oficialiai baigėme pirmą dieną paskaitų šiame universitete. Šiaip pastatas pakelk į viršų. Labai aukštas pastatas. Šiaip visos esame nuvargusios, pavargusios, manau, galite pažiūrėti man į akis ir pasakyti. Bet nieko, diena prasideda, dabar eisime prekintis iš tikrųjų, tai gal irgi nufilmuosime, ką mes čia nusipirkome. Cigaretas. Tai kokia dydžio patiekalo Lenkija. Hamburger. Burger for almond. Vieną burgerį gauni tokį. Hamburger for almond. Ačiū, žydintas. Oh yes. Kažin, ar mes vėl čia atėjom, nes čia yra visiškai tuščia. Ir net nėra jokio budėtojo. Nieko nėra auditorijų, ta turėtų prasidėti paskaita. Bent mes vienos. Vakar maisto pasirinkimai buvo tik tais vištiena ir kažkokia žuvis, o mūsų ponia vegetarė
liko ant ledo, tai šiandien girdėjau, sakė, kad galbūt bus vegetariško maisto, pamatysime, jeigu iš viso atrasime, kur valgyti. Hello, so can you maybe introduce yourself? I'm Trần Trung Hiếu. I'm from Hồng Đức University from Vietnam. Nice to meet you. So maybe you could tell us more about your experience here in Poland. Yeah, Poland is a country that has many delicious food, and also it's very pleasant. I feel very pleasant and also comfortable about the weather in here. Sounds nice. Maybe could you tell us what do you study? I'm studying physics from Vietnam. Do you like your studies? Is it interesting? Can you tell us more about it? It's extraordinary. Professor and up there is very intuitive, and also he bring us many new knowledge and also bring us the new experience, and I was shocked about his way of teaching. It was fantastic, no doubt. Thank you for your answers, and we want to treat you with a Lithuanian candy called Vilnius. It's our capital. Vilnius is our capital, and please take a candy, and it's a gift from us. Okay, thank you very much. Thank you too. Labai skaniai pavalgėme. Taip. Ir Ir taip, sakyčiau. sumokėjome. Kiek sumokėjom? Apartalmontes vegetarės už mėsytę. Kas tai pasakys? 40 eurų. Po kiekvieną po kiek eurų. Tai sąskaita buvo 200 eurų. 200 eurų už mėsą. Mane nupurtė, kai mačiau. Aš sumokėjau 12 eurų. Nes aš normaliai esu. Užteks vakare. Baigėsi mūsų Erasmus pramogos. Viso gero. Mes ir vėl eilinį kartą pirmos, nors tik kelios yra minutės prieš 9. Einam į lauką. Kažkokių garsų. Ieškoti garsų. Ir sakė, tikiuosi, kad neišgirsite jokio gunshot, nes čia irgi yra gunshot parašyta. Nežinau, kas čia per paskaita, bet einame. Lietuviai vieninteliai nevėluoja paskaitą. Jo, ir mums nes net- SMS yra iš kito fakulteto, taip. Ir dar Tai mes lietuviai visi nevėluoja. Magdalena. Jau sakėjai, Magdalena pagyrė mums. Taip, Magdalena sakė, Rositos vaikai labai punktualūs. Linkėjimai Rositai. Žodžiu, normaliem tipo žmonėm toks, o čia vegetaram. Jūs mane vadinate nenormalia? Jūs norite pasakyti, Bet tavo kad aš maistas esu geresnis, kodėl vegetarų maistas geresnis negu ne vegetarų? Na, aš paragausiu mėsytės. Bet tavo kukuliukai is way better. Ir tavo burokai nesiliečia. Aš, pavyzdžiui, burokų nevalgau. Hello, so maybe can you introduce yourself? My name is Boriana Marin. I am from Romania, but actually I am from Moldova. It's near Romania. We have the same tradition, the same language, but we are different states. Okay, so maybe can you tell us anything about the trip? How's Poland? How do you like the experience here so far? The city is actually very beautiful, especially the capital, Warsaw. The trip was amazing. It's just the second day, but it feels very good. All right, great that you like it. Maybe can you tell us something about your studies, what you study, and the experience about it? Okay, in Romania I study informatics, computer science. It is very cool, but it's very difficult. You need to have a lot of logical thinking. So thank you for your answers. Now we want to give you a treat. So Vilnius is our capital of Lithuania, and this is a candy. Oh, thanks. Nu, pradėjo lyti, orelis ne kažką, ne visos merginos pasiruošusios dėja. Verčiasi visi kaip tik išmano, bet vėl visi keliai veda į Focus Mall. Taigi atėjom į saldaininę. Žodžiu, bandėm paimti interviu iš kelių žmonių, tačiau visi pradėjo labai keistai elgtis ir jie tiesiog bijo mūsų. Na, bet mes suprantame, ar ne? Taip, aš irgi turbūt bijočiau. Nežinau. Mums iš mūsų perspektyvos čia atrodo simple, bet turbūt jiems taip. Nu, kaip ir last meal,
Nes rytoj jau viskas. Vegetarian option and not vegetarian. Nežinau, su maistu šiek tiek sudėtinga čia. Labai graži mugė. Velykų proga. Štai mugės dar tebevyksta. Šiaip ką tik buvome labai nuostabiam restorane. Nenufilmavome, nes pasimėgavome tuo momentu. Buvo labai skanu. Ate. Taigi, šioje kelionėje mes taip pat sutikome dar vienus lietuvius, kurie yra iš Klaipėdos universiteto. Taigi, norėčiau jūsų paklausti, gal galėtumėte prisistatyti? Taip, aš esu Gustas Bernatavičius. Aš esu Ervinas Janušauskas. Taigi, atskykite mums, ką jūs studijuojate? Mes studijame informatikos inžineriją ir antrus metus. Papasakokite savo kelionės įspūdžius. Tai kelionė ganėtinai ilga, bet vis dėlto smagi, nes esam du geri draugai labai. Ir jo, Tikrai taip. Ta prasme, kantrybė šiek tiek gal reikia, bet sakyčiau visai smagi kelionė. Kokia transporto priemonė atvykote čia į Lenkiją? mes atvykome su mašina, mano prancūzišku automobiliu. Gal galėtumėte papasakoti, kaip jums patirtis pačioje Lenkijoje? Šiaip aš pirmą kartą esu Lenkijoje, tai aš manau, kad yra šiek tiek skirtumų nuo lietuvių, kaip sakant, tos kultūros, kaip sakant, tam tikri pastatai, ar ten, tarkim, žmonės yra skirtumas. Vat, man, pavyzdžiui, pastebėjom su Gustu, kaip sakant, kainos yra palankesnės žmonėms, tai vat, kaip sakant, mums tas labai patiko. Maistas žymiai pigesnis. Taip. Kaip vertinate pačias paskaitas? Ar matote didelį skirtumą, kokios jos yra Klaipėdoje ar čia? Skirtumas tai kalba, su mumis yra kalbama angliškai, bet galėtų jie geriau kalbėti angliškai vis dėlto, o Klaipėdos universitete viskas yra lietuviškai, ir lengviau yra vis dėlto klausytis ir taip toliau. Na, vertinti būtų iš tikrųjų gal netruputį nelabai sąžininga, nes, kaip sakant, mes turim paskaitas, kurios yra šiek tiek kitokių būdų pristatomos, o čia yra, kaip sakant, intensyvios paskaitos, tai galėčiau palyginti su praėjusiais Erasmus BIP kelionėmis, tai sakyčiau, kad šiame BIP'e jie stengiasi, matosi, kad tikrai bandė padaryti įdomią programą, bet ar taip tobulai pavyko padaryti, nemanau, bet tai buvo vis tiek ganėtinai įdomi patirtis, aš manau. Yra kur tobulėti. Tai prasme, jo, tikrai yra kur tobulėti. Tikrai galiu pasakyti, kad ir esu ir buvęs ir silpnesnėse programuose, bet čia aš sakyčiau, kad ganėtinai buvo solidi. Tikiuosi, niekas nesulaikys už tai, kad filmuojam, nes negalima, bet mes šokiruotas nuo Zelionos Goros oro uosto. Visos turėjom išsirengti vos neplikai, atsiprašant, viską ištraukti iš tašių. Vienam žmogui per kokias 3 dėžės dėjom dar batus atskirai. Žodžiu, pasakė, jūs turėsit viską mesti lauk, bet... Sutalpinom, viskas gerai. Porą dalykų išmetėm, bet nieko. Jo, bet ten žiauriai pridėjo gąsdinti. Bet mane vėl nuo narkotikų tikrino, kaip ir visada. Don't be worried. Štai baigiame mūsų kelionę. Nebelabai turėjom ką nufilmuoti, bet esame likusios 2, iki galo išlieka stipriausi. Taip. Tikrai buvo visai smagu, susipažinom su daug naujų žmonių ir šiaip buvo smagi patirtis. Aišku, keliauti su savo kursiokais tikrai yra smagu. Taip. Tai jau ta paskutinė diena mums jau nuvargino. Visiškai, taip. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Ir tikiuosi iki kitų kartų. Bye bye!